Oi, prisidirb. Kur tai matytas sąstatas su sprogmenim nuo nuversti? Nu ką aš žinojau, galvojau, su buitinė technika važiuoju. Vis mat galvoju. Aišku, galvojau, žmona liepė šaldytuvą paieškoti. Tai aš praeitą savaitę 3 sąstatus kai nuverčiu. 3. Vienas buvo su kojinėm, antras buvo su mineraliniu vandeniu. Nebėra jau. Reikėjo laiku į talką, tai būtum ir tu gavęs. Aba trečias pasirodo su amunicija buvo. Iš kur aš galiu žinot? Jeigu mūsų vadovybė nori mažiau avarijų, tegul ant sąstato rašo, ką veža. Tada mažiau visko ir bus ir atsitiks. O taip va. Paim. Klausyk, šiandien šituo keliu turi prekinis pravažiuoti. Ateisi padėt bėgius praardyt. Nu jau kaip nors be manęs. Ach, čia jau be tavęs. O kai tau dantų šepetuko prireikė, tai mes keleivinio traukinio Ryga Simferopolis tai nepagailėjom. Nu neprimink tu to Simferopolio. A ko tu nieko nesakei, kai Vaidotose? Visą sąstatą susisirdom nuleidom. Iki šiol mazutų šildaisi. Baig, sakau aš. Baig, sakai. O ties Radviliškių? Visą sąstatą dėl vieno cemento maišą. Nu tada algų nemokėjau, man reikėjo sandėliuką pavaigt statyti. Algų nemokėjau, mums visiems reikia kažką daryti. Baig, sakau. Neišdyko buvimo visus bėgus ardom. Baigtų. Baigtų. Klausyk, ko jisai bėga čia? Aha. Jonas iš mūsų brigados. Ko? Vyrai! Po pusvalandžio vienas sąstatas iš Čekijos, antrų keliu. Su ko? Su batais, nu. Adirbsit. Nu ką, brigadininkas? Aha. Žiūriu pas tavęs šabolinę. Nekas. Gekas. Ką darysim? Klausykit, dar vieną laužtuvą turėsit? Aišku. A kaipgi, brigadininkas? Mes ir laužtuvėlį, ir kuvaldytę viską. Mes be šitų įrankių į trasą neinam. Nu, vyručiai, turėsim gerą darbą.